Šiandien vienerios rungtynės vyksta lygoje ir Panevėžio Lietkabelis namuose Cido arenoje susitinka su čempionų ir lygos lyderių Kauno Žalgirio klubu. Sėkmingai komandos draugai maitina perdavimą. Štai dar vienas ir čia dėjimas iš viršaus su Martyno Sajaus pražanga. Ir vienas Pavkovičius, užtvarą jam stato Vasilijus. Pavkovičius štai taip praneria po krepšiu ir pelno taškus 13-11. Pirmas sykis, štai taip įmetamas kamuolys jam, kad centruotų graikas ir Pocius yra gynėjas, bet aišku gali žaisti štai taip greitai ir asistuoja dabar jis Brokui Motumui. Ilieną Pavkovičių prie šoninės linijos, serbas kamuolį saugojo, o čia aukštai pašokęs meta. Rendlas įsibėgėja ir štai taip. Priekyje Rendlas ir Seibutis. Po krepšių Pocius, Vujukas ir Motumas. Pavkovičiui. Kazakauskas stato užtvarą ir čia Ilienas Pavkovičius. Vėl Rendas su Vujuku 2-2, viskas taip pat ir Ianas Vujukas. Pocius veržiasi pro kairę pusę ir vėl tas pats Siličius yra per lėtas. O čia jau pramiegojo Žygimantą Janavičių. Sudėtingas metimas pasiekė tikslą. Dar kelios sekundės yra, bet... Renaldas Seibutis! 3 taškai ir jeigu krenta, tai krenta. Taip gerai jaučiasi, kai aikštelėje pasirodo Ianas Vujukas. O čia Martynas Sajus ir pats užbaigti atakas gali. Lietkabelis suklysta, Martynas Pocius verpstė 2 taškai, kairė ranka. Atsvagaras. Pametė kamuolį, bet jis atsidūrė Pociaus rankose ir 3 taškai. Renaldui Seibučiui ir dar 3 taškai. 3 atako organizatoriam. Pocius su pražanga taškai. Puikus asistentas, štai kad ir dabar. 3 minutės jis aikštelėje turėtų praleisti, po to sugrįž Martynas Sajus. Džeromas Rendlas. Labuckas liko prie Hanlano, čia Broką Motumą pamato po krepšių Lukas Lekavičius. Žalgiris iškovojo įtikinamą pergalę, jokių abejonių nekilo, kas šiandien stipresnė komanda nei akimirkai. Ne. 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 Ne.